Sveiki, draugai! Man šiandien dar viena didi diena. Priėjom prie reikalo, kad vis tik tai reikia koncentruotis ir daryti šuolį su ralio automobiliu virš skrendančio lėktuvo. Tai šiandien ta diena, kai važiuoju į Paluknį, susitiksim su Andrium, tuo pilotu, kuris irgi ryžosi ir sakė, aš praskrysiu pro apačią, jeigu tu praskrysi pro viršų. Tai va, tai važiuoju, apsitarsiu su Andrium, pasidėliosim, ar galim rampą statyti Paluknio aerodrome. Jeigu galim, tai tada pasižiūrėsim vietą. Aš važiuoju su BAMu, su LNK, tuo, kur su puslankiais yra automobilis, dėl to, kad gal pavyks pavažiuoti pačio aerodromo, pasižiūrėsim, kiek ten yra lygų, nelygų, nes vis tiek pavasaris, lėktuvai jau pradės skraidyti, tai ten statinių jokių negali būti. Tai bandysim kažkur į aerodromo kampą, šoną, kur lygiau, kur galim įsispausti, ten, kur lėktuvo nėra jokio pavojaus ir jie galės, kad mes vienas kitam nemaišytumėm. Tai va, tai paėmiau šitą automobilį, nes čia yra irgi Samsonas Motorsporto amortizatoriai, tai jie yra, nors čia ne tie amortizatoriai, kokius turima turbo bolidas, ten dar su bakeliais, čia be bakelių, bet jie yra 1000 kartų geresni už bet kokius standartinius amortizatorius, tai noriu įsivertinti, ant kiek yra nelygus laukas, kur galima būtų pastatyti rampą. Tai va, o jum pamąstymų, jeigu norite įsivaizduoti, koks tai turėtų būti šuolis, tai įsivaizduokit, pamatysit fūrą, sunkvežimį ir mano automobilis turi peršokti išilgai per visą fūrą. Tai rampos 4 metrų aukštį, kas yra fūros 380, tai reiškia jau virš fūros ir tarpo man reikia, kad būtų 20 metrų, o tai reiškia, kad fūra turi 18 metrų. Vat jums yra atsakymas. Pamatot fūrą, einam virš jos. Tai jeigu kam atrodys juokingas šitas šuolis, nu tai okei. Sveikinu, lauksiu jūsų šuolio. Aš tai nevaidinsiu, man tai tikrai nėra juokinga. Ir atrodo, aišku, būtų biudžetas neribotas, tai samdytų technikus, inžinierius, kurie galėtų suskaičiuoti šuolio rampos kampus, automobilis, nu kaip ir yra įvertintas, automobilis yra išsvertas 50/50, pasižiūrėsim, kokia jo trajektorija bus skrydžio, gal reiks kažką pakoreguoti, bet vėl čia labai viskas priklauso nuo pakilimo rampos ir jau po to nusileidimas, tai daug nežinomųjų, nes biudžeto nėra jo neriboto tokio. Beje, vat, jeigu apie biudžetus, tai prisidėkit, kviečiu prisidėti ir jūs prie šito, prisidėkit laiku, paspauskit like ant mano šio video, susijusių video, kas nori daugiau prisidėti, parašykit gerą ar blogą komentarą ir tai bus didelis ačiū jum. Kas vis tik tai dar neskyrėt savo 1,2 gyventojų pajamų mokesčio, tai skirkit į Šeinauskas ir partneriai ir, nežinau, atsiųskit screenshotą, kad ne vieno jau gavau, atsiųskit screenshotą, kad jūs prisidėjot. Kas nori dar kitai prisidėti, parašykit, atsiųsiu sąskaitą ir padarykit pavedimą į Šeinauskas ir VŠI, Šeinauskas ir partneriai ir nurodykit šuoliui. Tai kiekvienas žinosit, kad esat prisidėjęs prie viso šito reikalo, o kur mes nukeliausim, nežinia. Tai jeigu padarysim šitą šuolį, tikiu telikas parodys, per televiziją bus, rekordas bus. Jeigu mums pavyksta, tikiu, kad pasimatysim ir visose aviacijos šventėse. O po to jau kaip Dievas duos. Dievo keliai nežinomi, tai galbūt pasirodysim, ką labai ir tikiu, kad jeigu viskas pavyktų, turėtumėm šitą triuką, tai aš manau, kad mus kviestų ne tik Lietuvos apylinkėse tą triuką daryti. Tai ir jūs kiekvienas žinosit, kad va,
Prisidėjau 5 eurais prie šito šuolio, kad Renaldas galėtų keliauti toliau, varyti ir stebint pasaulį. Tai va, tai kas norit, prisidėkit, tikrai bus didelis ačiū jums. Bet kaip ir minėjau, net laikas tai yra jūsų pagalba ir už tai jums ačiū. Va, o aš varau į Paluknį, pasižiūrėsim, ką mes galim su Andrium, kur mes galėtumėm tai daryti. O gal niekur negalėsim daryti, tai reiks ieškoti kitos lokacijos, kitos vietos. Davai apie tai vėliau, varau. Va ir atvyko mūsų crazy draugas, pilotas, kuris irgi pasiruošęs nusižudyti kaip ir aš. Čia šitas Andrius. Sveikutis. Čia iš karto su įkalčiais prigaunam, kad būtų sveiki. Tai va, šitas žmogus irgi du tokie patys. Tai mes einam kalbėtis, po to papasakosiu, ką apkalbėjom. Na va, veiksmas vyksta. Aš stoviu, kur rampos pradžia. Andrius stovi, kur būtų rampos viršus 4 metrai. Ten žmogus dar nuėjo, skaičiuoja, kurio būtų su nusileidimu pabaiga. Va ten jau automobilis jau siektų žemę. Tai va, ir Andrius sako, iš vis gera žinia man, kad, sako, nors 17 metrų ore padaryt, o ne 20, tai beveik fūros neperšoktumėm, bet nu ką, metrą dadedam ir šokam. Tai va taip vadėliojasi, paskui pažiūrėsim, ar čia iš vis galima įsibėgėti ir šitą vietą daryti va į saulę veiksmą. Einam čia. Paimsi mašiną ir va čia va šitoj atkarpoj pabandysim pasivažinėti. Čia tai labai nelygu, bet va tas kaip labai nelygu ir reikia pasižiūrėti, ką gali amortikai. Ten liktai radam lygią vietą. Tai davai, pasivažinėjom. Leido vieną kartą pralėkt taku, tai pažiūrim, kur pasieksim 100. Na štai ir va, laukia labai didelis vėjas, šalta šiandien, tai atsisveikinom su Andriu. Nu kaip ir randam šitą vietą, jinai tikrai nėra idealiai lygi, bet kur tu gausi, nežinau kiek čia, 400 metrų idealiai lygią dangą, trasą, kad galėtum tokius bandymus daryti. Tai bandysim, Andrius kalbės su Paluknio aerodromo, nežinau, vadais, su viršininkais, kas čia priima sprendimus, kad leistų mums čia montuoti rampą. Tada ieškosim Babkato pagalbos, tai vat papildomi kaštai iškart Babkato reiks, kad Babkatas šiek tiek ir įsibėgėjimui ir nuvažiavimui, kaip matėt, dreba, tai nėra lygu, bet jis net gal tuo pačiu ir šitą čia, kur mes galvojam daryti, tą tokį kalvelę palygintų. Ir va, nu tai čia Babkatas plius, o tada jau prasidės pastolių atvežimas, mediena. Tai va, kitą savaitę užvažiuosiu į Medarvytą, pasižiūrėsim, kiek čia tos medienos reikia ir kiek čia pinigų jai reikia. Ir bandysim padaryti, nu. Turbūt viskas bus gerai. Tai iki, ačiū, kas žiūrit, ačiū, kas palaikot, ačiū, kas paspaudžiat like, ačiū, kas pakomentuojat, ačiū, kas prisidedat. Nu ir valio, varom į priekį, nes kaip kitaip tai nežinau. Iki.